Bomžplovis, bet jis bus geras. Turi būti kažkiek burnoje besiveliančių riebalų gabalų. Čia yra košmaras, žmogaus teisų pažeidimas. Be pastangų, be nervų. Jeigu tu patyrei nekastruotos kiaulės traumą, tau jau nieks nepadės. Čia bus tokie skanamynai, Jėzus Marija. Nekenčiu perplaut ryžių. O kodėl neperplauti turi būti? Nes perplaut yra papildomas darbas. Yummy! Va taip atrodo normali virtuvė. Ką darysim šiandien? Šiandien mes gaminsime autentišką mokyklinį plovą. Visi mes jį puikiai atsimenam, bent jau mano mokykloje jisai kainavo 2 PM. Vienas iš tų nostalgiškų patiekalų, kuriuos aš dažnai atsimenu ir norėjau atkurti. Savo grupėje Karantino kuchnia aš paklausiau žmonių, ką jie atsimena ir ką jie žino. Galbūt jų tetos dirbo tose virtuvėse kažkada. Ir iš tikrųjų sužinojau labai daug informacijos, kokią mėsą naudot, kaip ryžius ruošt, iki kečupo kainos ir panašiai. Jo, tai varysim į turgų, bandysim įsigyti kiaulės paslepsnius, rekomenduota kūno dalis kiaulės. Šiaip iš tikrųjų belenkokia mėsa, kuri yra mažiausio rango, pati pigiausia yra tinkamiausia. Čia nėra tas receptas, kur aš noriu parodyti, kad už pigiai galima padaryti fainą receptą. Čia aš noriu atkurti prastą receptą, bet kuris yra antiek nostalgiškas, kad nuo to jis yra geras. Bet jis bus skanus. Jis bus skanus, aš tą garantuoju. Blemba, kaip gerai atrodo marinuoti šitie dalykai. Oh my god. Kortelę galima atsiskaityti? Gerai, dėkui. Nes šitie žiauriai gerai atrodė jau, jau matau, kaip geriu tą marinatą. Man stajakas ant marinuotų dalykų. Tai davai perkam, jeigu čia kortelė. O jūs kortelę galima atsiskaityti? Ne, negalima. Tiesą sakant, aš tai vieną dieną. Noriu tų agurkų. Norėčiau agurkų didesnį indelį ir ridikėlių mažesnį indelį. Salotos vištienos širdelės. Nice. O, gal reikia paimti mažą. Ir dar mažą vištienos širdelių. Gerai. Mažiuką jo. Paragavimui nebandžiau šitų. Nu, gal mažą kimčią prie plovo. 15,90. Ateini į turgų, galvojam, pigiau. Eiktų. Dar nebrangu. Taip. Ačiū labai. Ačiū visą. Toliau. Kurgi ta mano kiauliena? Sveiki. Ar jūs turit kiaulės paslepsnių? Nu, čia taip. Man reikia mėsos su biški riebaliuko. Tai tada gal kokį gabaliuką šito duokit. Ar gerai? Nu, šitas didelis labai, trečdalį kokį. Tada dar gal turit pasiūlyt kokios nors kiaulienos augintiniui. Kažkokios nebrangios, su biški mėsytės, su biški gal kaulą. Tai tada už šitą kauliukę. Gerai, va tai šitą ir duokit man. Va, jo, ir fantastika. 2,45. O draugui? Viskas. Draugas apsės. Reikia draugui dešrelių naminių. Labai skanius, dedat į valgį. Nu, duokit 2 dešreles, duokit. Čia bus 11,07. Aha. Ačiū labai, viso. Einam ant drinko. Tai va, mes nuvarėme Halės turgų. Jie tenais net nežinojo, kas yra tie kiaulės paslepsniai. Tai čia yra kiaulienos kumpis. Siekit autentikos, turi būti kažkiek burnoje besiveliančių riebalų gabalų. Nes mokykloje ten, kadangi ten ta šudini gabalai, ar ne, papuola į burną toks net neskanus riebalas, toks net šlikštus. Su šita dalimi bandysime jį imituoti. Pardavėja man įsiūlė šitas dešreles. Šiaip žiūrėk kvepia. It's good. Nu ir būtinai norėjau nupirkti kažką savo augintiniui. Galima jį panaudoti sultiniui tam pačiam plovui, bet aš bijau, kad jis tada taps per prabangus. Aš galvoju nenaudoti, aš čia galvoju savo mirusiam augintiniui ant kapo uždėti. Sorry, palauk, kapo gi nėra, gi utilizavau.
Šiandienos mūsų plovai mes turim pigiausius ryžius, kuriuos aš radau. Gal 7-5 centai kokie. Pigiausia kečupą, kokį aš radau. Man atrodo iki 2 eurų, bet čia 1 kilogramas. Jaučiu visą šitą galvą sunaudos su česnako, 4 nedideli svogūnai, 4 morkos, keli lauro lapai, juodieji pipirai ir druska. That's it. Manau, kad čia gausis apie 8 geras porcijas. Kiek čia kumpė kilas čia kažkur? Galiu pasvert. 920 gramų čia gavosi. 800 šito. Wow, čia iš tikrųjų net per prabangu. Gal apie pusę sunaudosim tos mėsos. Na tai ką, pradedam nuo morkyčių skutimo. Viena yra bėdelė, kad skustukas sugedo. Aš naudosiu sūrio pjaustyklę. Na, ne taip efektyvu kaip tikras skustukas. Bet does the job. Toliau reikia tas morkas sutarkuoti. Tarkuojam su burokinė tarka. Važiuojam. Ai, viešpatie brangiausias. Darbas mokykloje ir valgykloje yra ne man. Vienas dalykas, kurio mane mokykloje išmokė, kad man ten nebet. Kaip einam? Dedame viską į indelį. Ir dar noriu savo tinginio tipsą pasakyti. Aš atradau, ne taip ir seniai, iš tikrųjų pati atradau, kad česnakas išsispaudžia jo ir nenulupus. Važiuok. Tai nelupau nieko. Tinginiai yra genijai. Tai aš dabar panaudojau kokias 4 gal skilteles. Svogūną iš tikrųjų galima jį ir tarkuoti arba smulkiai pjaustyti, bet iš tikrųjų aš manau, kad neverta, nes jisai visas ten suirs. Tai aš galvoju, čia nepersidirbti ir pjaustyti tiesiog gabalais. Be pastangų, be nervų, kaip ir matematikos kontrolinė. Ašaras tai jau, o Jėzus Marija. 2 svogūnai. Tai sakyčiau, 2 dideli arba 4 maži. Kokį peilį čia naudoji? Japonišką tokį. Master Chef. That's me. Žiūri, juokinga, kai daro receptą ir ten viskas dubenėliuose, ten sudėliota. O jau čia iškepė? Ne. Va taip atrodo normali virtuvė. Ir nereikia, kad ant grindų voliotųsi. Žodžiu, yra taip, nekastruoti kuiliai išleidžia kažkokį hormoną ir nuo jo ta mėsa smirda. Na, kiek aš domėjausi, ne visi tą kvapą užuodžia, arba vieni stipriau, kiti silpniau. Moteris užuodžia labiau. Man tai tragiška, aš esu apsiverkus ir apsivėmus per 1 minutę kažkada. Ant žalios būna, neužsiuodžia. Aromatas ateina geriausias, kai pradedi fucking kept. Jeigu kuiliena jau tą turi, tu ją neišimsi. Parduotuvės, supermarketai dažnai, jeigu parduoda jau marinuotą mėsą, tai ten su tona prieskonio kažkiek užmaskuoja. Bet jeigu tu patyrei nekastruotos kiaulės tvaiko traumą, tau jau nieks nepadės. O tai iš kur žinot tada, ar jinai kastruota ar ne? Čia yra loterija. Jo. Čia yra košmaras, žmogaus teisų pažeidimas. Šita kvepia gerai, tai... Kastruota čia. Manau, kad taip. Arba moteriškos lyties. Pjaustame kubeliais. Nieko nešalinam kaip mokykloje. Šių dalių nenupjaustam. Odas visas paliekam, viskas valgoma. Jeigu čia cirkų. O, kažkam pasiseks. Augustai, gal tu buvai teisus, kad reikia peilį pagalast? Pagalaskime. Ne, pohui. Čia bus tokie skanamynai, Jėzus Marija. Pagal riebalo kiekį čionais, aš net matau, kad net nenaudosiu jokio aliejaus. Viskas keps savo riebaluose. Ką, čia aš jums kept? Davai. Leisiu, kad biškiai vos apskrustų, išsiskirtų tie riebalai. Dabar aš čia ant maksimumo uždėjus, po to gal biškiai pamažinsiu. Net ir be jokio skrudinimo iš viso, viską sumetusi vieną podą normaliai gautųsi. Tai taip aš daryčiau kur nors, pavyzdžiui,
stovyklavietėj kokioje, kur nežaist su kokiais kepimais, o viskas sumest į vieną ir viskas. Bet dabar turime mes čia tą riebaliuką. Man norisi, kad tas riebaliukas išsiskirtų. Jame gražiai keps daržovytės. Kaip tu besprant, beje? Nu, kol kas nesmirda. Kelis lauro lapelius aš įmesiu čia. Jie pakepinti turi intensyvesnį aromatą, tai aš dedu juos šitame etape. Čia apskritai su visokiais prieskoniais, ten nežinau, kadagio uogom ir panašiai, gerai paskrudinti juos dėl intensyvesnio kvapo. Prieskonežalių tai siūlau negailėt, kodėl žmonės deda vieną lapą į sriubos puodą. Dėkit kokių 10, bus žymiai geresnis efektas. Šiek tiek pipirų irgi, tegu ten pasiskrudina jie, tai jie irgi aromatėlę biškį duos. Dabar aš galvoju suverst visas daržovės, tai viename jo valia. Nereikia laikytis kažkokių taisyklių, kaip tu patinka, taip ir daryk, taugi valgyti. O Jėzu, koks kvapelis. Eikti šikt. Oh my god, čia to ne mokykla iš tikrųjų. Na, kaip sakiau, prastai gaminti nemoku. Tai aš va taip sumaišau, tegu jie ten pasitraškina, ugnį padidinau dabar. Su ta ugnim reikia žaisti, reikia stebėti. Aš kadangi nelabai galiu žiūrėti nesūdytą maistą, tai aš noriu padruskinti dabar. Mėgsti druską? Labai mėgstu druską, aš net turiu savo druskų brandą. Dabar toliau. Pagal autentišką receptą ryžiai turi būti vieni iš pigesnių ir būtinai neperplauti. Tai tikrai mes neperplausim, bet šiaip aš nekenčiu ir šiaip perplauti ryžių. O kodėl neperplauti turi būti? Nes perplauti yra papildomas darbas. Ir aš pripilsiu praktiškai visą puodą vandens, sudėsiu visus ryžius ir visą kitą. Ir paliksim čirškintis, troškintis, turi būti pervirti. Mes ne italai, mes al dente nevartojam. Tada visą šitą keptuvę ten sumetam. Mirena Milsėdis. Ja, kažkas panašaus. Jami. O Jėzus, ranka paskauda. Aš viską suverčiau. Va, nu pažiūrėkite. Ojojoj. Tai žodžiu, kai čia užvirs, aš sumažinsiu ugnį. Ir kiek laikyti? Palauk, kiek čia parašyta? O, nu parašyta 15-20 minučių, reiškia 30. Nes turi būti pervirti, tai va, aš čia nustatau dabar 30 minučių ir viskas. Spėju, kad šis plovas yra labiau iš privačios mokyklos, tai biškai dar pipiriukų įdėsim ekstra. Ką mes neuždirbam, bomž plovis, bet jis bus geras. Aš jį dabar uždengsiu ir ugnį sumažinsiu. Oh my god. Nu, liko paskutinis ingredientas. Gausiai, netaupom, išmaišom ir duosim dar kelias minutės pasitraškinti, na, kad tikrai nebūtų al dente. Nu, čia tai plovas, čia tai ne iš kazano, nachui. Nori paragauk, prašau, maldauja. Ragausim plovą, nieko nebus, žinok. Ja, prisėsk, žinok. Nu, kazukai, įvertinsi skonį šio patiekalo. Mokyklinis plovas. Šiaip labai skanu. Šiaip plovą jau ne pirmą kartą suvalgau tavo. A, ne? Tai ačiū. Gal nori prie plovo vištų širdelių salotą? Vieną paragausiu. Šiaip aš pavalgęs atvažiavau, čia taip pataikė. Na, praeis. Šiaip mokyklų plovą nevalgydavau, tai valgydavau bandelės su sultiniu pagrindiniu. Bet šiaip aš už plovą, man plovas visai patiko ir visada tai skanu. Ir paprastai gamina šiaip jau. Kazanai čia tik turtingiesiems. Ar rekomenduočiau? Visada. Nes jo padarė daug užtenka. Noriu atkreipti jūsų dėmesį. Prašau. Aš įdėjau tą ingredientą
tų riebalų, kurių dažniausiai niekas nesuvalgo, nes yra šlykštus. Pažiūrėkite į šitą lėkštę. 1, 2, 3. Ir dabar tai yra autentika. Ačiū tau nors už tai, ačiū, kad nemelavai, ačiū, kad viską iš anksto man pasakei. Ačiū tau nors už tai, ačiū, kad nemelavai.